tai reikės 3 priemonių. Putų, vaško ir būtinai tokio šepečio, nes be šito šepečio tipionas net įsivaizduoja, kaip reikėtų susiliekinti tokius plaukus back. Ir man putus šiek tiek baiginėjasi, tai aš labai tikiuosi, kai man dar užteks. Man putų, jo dar užteks. Man putų į delną ir literaliai aš pasiemu ir apgaubu tiesiog visą savo viršų putom, bet dar nieko nešukuoju, nieko nedarau, vis laiką aišku išsitepu. Dabar greit rankų nusplaus, nes nenoriu šepečio liesti su murzom rankom. Rankos švaras, galime šepeti ir dabar pradam tiesiog šukuoti. Kadangi aš turiu garbanuotus plaukus gale, tai aš jos norėsiu palikti garbanuotus gale. Aš jų nešukuoju tik maždaug kitos vietos kurišių. Ir tada, kai čiūtėlę apšukuoju, tada paimu įsivaizduojamą aukštį kasą, kur maždaug norėčiau, tai maždaug norėčiau galbūt čia. Tada pradedu nuo galo ir tada tiesiog važiuoju. Man čia biškai dar nepatinka. Manau, that's it. I like how it looks. Per savęs rišam stipriai ir ta prasme stipriai. Rišimas laiko būna tokia dalis, kur man tokia labai nemaloni. Dar kartelį perbraukiu. Sėjom vašką ir užsitvirtinam tiesiog tas vietas, kur mums reikia. Tai yra tas priekis, tie visi baby hairai. O, kažką palikau, matau. Nieko perrišim plaukus. Čia žinokit, yra visas procesas. Dar kartelį susilyžinam. Tangi matau, jog ten kažką palikau. Tiesiog paimsiu, išsileisiu ir peršiu iš naujo. Va. Atrodo kaip ir perfekto. Neįsivaizduoju, kaip galas atrodo. Gali būti, jog negeriausiai dar. Tai sutvarkysimės ir galą. Padarysim gal kokį koduką. Ir viskas tada, kas ten matėsi, nebesimatys. Valia. Va. Mano slickbackas. Galbūt nėra mano best slickbackas, bet kiekvieną kartą žinau, kad gaunasi skirtingai. Tai vieną kartą gaunasi geriau, kitą kartą gaunasi prasčiau, bet žodžiu, taip aš juos ir darausi. Tai va.